Labą dieną, mes jau eteryje pasirodo, nežinojom, kad transliuos mus, bet šiandien mus transliuoja ir man suteikta gerokai per didelė garbė kalbinti šitos žmonės šiandien ir kalbėsim apie, ne tik, aš manau, apie Leonidą Donskį, bet daugiau apie jo mintis, apie idėjas, apie tai, kas yra gyva šiandien. Tarsi šnekam apie žmogų, kurio nėra, bet jo idėjos yra gyvos ir manau, šitų minčių apologetai čia ir susirinko. Ne veltui sėdim liberalis palapiniai ir matyt, žiūrovai, kurie čia sėdi, irgi žino, ko atėjo. Ir visi mes, sakykime, pašnekėsim patys savo, kaip šnekėjom pradžioj, bet tikimės, kad kažkas mus gal išgirs ir daugiau. Tai noriu pristatyti diskusijos dalyvius. Visų pirma, pradėsiu gal nuo Viktorijos Čmilytės Nilsen, kurios be jokios abejonės pristatinėti nereikia, bet jinai yra Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkė ir Liberalų sąjūdžio pirmininkė. Sveiki. Taip pat su mumis yra Simonas Kairys, kuris sėdi šalia. Šiuo metu Simonas yra švietimo komiteto narys, kiek žinau. Sveiki. Kažkada buvo kultūros ministru, bet dabar nėra. Ir su mumis taip pat yra Paulius Gritėnas, filosofas ir dažnai vadinamas apžvalgininku. Taip, tiesa. Taip pat yra ir Giedrė Žickytė, režisierė, kuri irgi, manau, kad jį atskiro pristatymo nereikia, jos filmai kalba už ją. Ačiū, Laurai. Sveiki visi. Na ir žinoma, daktaras Arūnas Gelūnas, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius, generalinis direktorius, atsiprašau. Šiaip generalinis direktorius yra tik Audrius Eurusevičius, bet visi kiti yra tiesiog direktoriai, bet jis šiandien ne su mumis, nors jisai yra širdį liberalas. Ir gal, kad nebūtų ta diskusija labai sunki, pradžioje aš norėčiau prisiminti šiek tiek Leonidą Donskį ir jūsų asmeninį santykį su juo arba su jo tekstais. Aš manau, kad kiekvienas iš jūsų turėjo tą santykį ir tebeturit jį ir gal po keletą sakinių būtų gerai, kad prisimintumėt. Daktarė, gal jūs pradėkit, aš manau. Gerai, tokia. Čia veikia viskas. Reikia tik šnekėti, ar tai pridėjus. Ar tikrai veikia? Nes per kolonėlės. Taip, panašus. Ar girdisi per kolonėlės stipriau? Ne, nesigirdė, tai vat ir pojūtis, kad ne. Bet publika turbūt reikia taip kalbėti stipresniu balsu. Tai mano santykis su Leonidu yra pradžioj kaip dėstytojo ir studento. Aš buvau jo studentas Dailės akademijoje, po to tapom bičiuliais, po to ir bendradarbiavom vienam kitam projekte. Su jo tekstais kaip studentas susipažinau, o po to kaip vertėjas. Man teko versti jo angliškai parašytus tekstus į lietuvių kalbą. Dabar kuriais tiksliai metais pasirodė, galvočiau, kad kokiais 94-7 galėjo tai būti jau kuris laikas. O po to įvairiuose formatuose ir kviesdavau jį skaityti paskaitų ir renginiuose, konferencijose, įskaitant ir UNESCO konferencijos, kaip mėgdavau juokauti, lektoriaus iš Lietuvos pasirinkimas būdavo vienas iš vieno, tai Leonidas iš Leonido. Ir po to, kai jis išėjo, tapo gerokai kebliau. Tai toks galbūt lakoniškas būtų prisiminimas. Prašau. Gerai, aš gal pradėsiu nuo to, ką pasižadėjau savo pasakyti, kokia bloga idėja yra šitas diskusijų festivalis. Man atrodo, kad jinai labai gerai atspindi tą viešosios erdvės būklę, kurioje mes dabar esam. Tai yra daugybė palapinių, kuriuose užsidarę žmonės diskutuoja tais klausimais, kuriems svarbus. Jie pasitvirtina savo gerą jausmą, kad tas klausimas iš tikrųjų svarbus. Ir iš tikrųjų neįvyksta jokia diskusija. Tai čia linkėjimai festivalio organizatoriams ir mano visi pokštai jiems galioja. Ir aš manau, kad ir Leonidas nebūtų sužavėta šitą idėją.
kaip mes išskaidom patys savo viešą erdvę ir kaip mes padarom ją neprieinamą tiem, kurie mato dalykus kitaip. Man Leonidas buvo kaip jaunosios kartos atstovui visų pirma laidų vedėjas, filosofas, viešasis intelektualas, kuriuo žavėjausi mokyklos laikais dar. Vėliau dirbdamas žiniasklaidoje turėjau garbės įkalbinti. Ir tai buvo puikus pašnekovas, kuris gebėdavo į prastą mano žurnalistinį klausimą atsakyti, išskleisdamas kažkokią kultūros ir politikos idėją ir tuo pačiu metu paaiškindamas aktualiją. O vėlesniam dar laikotarpį su Leonidu šiek tiek turėjom ir to draugiško, bičiuliško bendravimo. Jis mano dideliai garbiai pripažino mane kaip tokį lygiavertį dialogo partnerį, bet tiesą sakant, jis su visais taip bendraudavo. Tai ta prasme aš esu irgi žmogus, kuris prisimena Donskį įvairiose situacijose, galvoja, ką jis pasakytų ir pats savo darbuose bando kažkiek atliepti, interpretuoti ir galbūt nesudievint, nepadaryti iš jo visą ko žinančio, visą ką paaiškinančio, bet parodyti, kad jo laikysena buvo tokia, kurios mes gal iki galo nesupratom ir kurios trūksta dabartinė viešoje erdvėje. Prašau, Viktorija. Mano ryšys, matyti, mažiausias, silpniausias buvo iš visų čia esančių, kadangi aš Leonidą pažinojau tik tai iš tolo, aš asmeniškai su juo nebuvau bendravusi, tik tai per socialinius tinklus, draugiškai, tai bičiuliškai susirašinėdavom kartais, bet, man jo tekstų rinkiniai, jo mintis yra vienas iš tų kelrodžių, kurie padeda šiaip ir duoda labai daug atsakymų ir šiandien. Man atrodo, kad jo, vėlgi, matyt, pasakysiu banalybę, bet jo šiandieną labai trūksta. Daugelį jo tekstų aš randu atsakymų į tuos klausimus, kurie labai labai neramina šiandien. Tai aš sakyčiau, jau prieš 15, prieš 20 metų jisai numatė, kur pasuks viešoji erdvė, kokios problemos lauks vakarų ir labai gaila, kad mes negalime šiandieną su juo pakalbėti ir sužinoti, kokius receptus jis siūlytų ateičiai. Bet galėsim tai pabandyti padiskutuoti. Tikiuosi pabandyti pakalbėti ir ypač su žmonėmis, kurie jį gerai pažinojo ir turėjo tokį ryšį, kuris leidžia apie tai kalbėti. Simonas, kiek žinau, pastaruoju metu ypatingai Donskiu domėjosi. Ką reiškia pastaruoju metu? Iš ties mano ta istorija, mano visas tas, kaip sakyt, gyvenimo kelias yra absoliučiai nulemtas Leonido. Tuomet, kai aš iš Telšių, iš savo gimtinės atsiradau Kaune, Vytauto Didžiojo universitete ir mano pirmas toks politinis veiksmas buvo, jeigu pamenat, nes Leonidui Donskiui visada buvo svarbu akademinė laisvė. Ir jeigu pamenat, buvo tarp tuometinio vadų rektoriaus ir Leonido kaip universiteto žmogaus tokia diskusija būtent apie tą akademinė laisvė ir tam tikras skandalas ir tada man reikėjo pasirinkti ir aš tokiu būdu vėliau tokiais ratilais ir atkeliavau iš esmės į politiką, bet jisai buvo ne tik mano dėstytojas, ne tik politikos mokslo ir diplomatijos instituto direktorius. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, kaip nuostabu yra bakalauro išleistuvėse matyti savo instituto vadovą, dėstytoją, grojantį Bitlų dainas, 12-stygę gitarą ir tai daug ką pasako apie Leonidą ir jo būdą. Kita vertus, jis labai aiškiai mokėjo įskiepyti tam tikras vertybės ir tam tikrus požiūrius. Pradedant nuo to, kaip reikia mokėti, pavyzdžiui, skaityti Šekspyrą ir Romeo ir Džiulietą, pavyzdžiui, gali skaityti kaip meilės istoriją, gali skaityti iš esmės kaip į įstatymo ir valdžios nuo Dievo santykio tokį susidūrimą. Kita vertus, jis visada stengdavosi rodyti, kas yra utopijos, kas yra distopijos, Tomas Mūras arba tarkim, Orvelas buvo viena jo pagrindinių ašių kalbėjimo ir mokymo ir panašiai. Ir po studijų iš esmės mes turėjom tokį kitą periodą, apie jį gal matyt vėliau padiskutuosim, tai Leonido dalyvavimas politikoje, tapimas Europarlamento nariu ir man tek irgi yra turėti tokį sunkų ir įdomų pokalbį su juo prieš tą lemiamą reitingavimą
ir prieš tą situaciją, kuris vėliau jos jau nebenorėjo išgyventi ir visgi nusisuko nuo politikos. Ir Leonidą Donskį aš taip pieščiau ir statyčiau tokį, kaip šiek tiek skirtingą. Iki tapimo Europarlamento narių ir vėlesnis tos etapas ir aš jį labai jo tekstuose irgi jaučiu. Na, o visgi vienas įdomiausių etapų buvo, kada mes vėl kartu turėjom bendrą reikalą, tai kai Kaunas turėjo iššūkį dalyvauti Europos kultūros sostinės konkurse ir Leonidas pačiam pirminiam etape buvo labai didelė atrama ir tas jo klausimas ir tie atsakymai ir kryptis apie tai, kad mes suprantam, ką Europa mums gali duoti, kartais labai primityviai suprantam, kalbant apie fondus, ten kitas galimybės, bet jis visada labai taikliai, labai aiškiai vesdavo klausimą tiesiog į tą tašką, kad o ką mes duodame Europai, kuo mes didžiuojamės, kad galim tą Europą irgi kurti iš tų daugybės dalelių, daugybės tautų, valstybių, kurios priklauso Europos Sąjungai. Tai iš tikrųjų tai yra neįkainojama patirtis ir neįkainojamas poveikis asmenybei pažinoti tokį žmogų. Ačiū, Giedrė. Taip. Aš su Leonidu susitikau pirmą kartą, tai buvo 2008-2009 metai, kai dirbau prie savo pačio pirmojo filmo, kaip mes žaidėme revoliuciją. Ir dabar kažkaip galvoju, buvo ypatinga tai, kad tai buvo mano debiutinis filmas. Aš ateina tokia vis tiek jauna mergina be patirties, bet ta pagarba ir toksai tikėjimas Leonidos, jisai sutiko bendradarbiauti, net nekvestionavo ar mano amžiaus ar patirties trūkumo, o tiesiog tikrai skyrė savo laiką, dėmesį, intelektualias įžvalgas, man padėjo labai daug, iš tikrųjų pokalbį su juo padėjo labai daug suprasti tą periodą, kai vyko mūsų transformacija, kai mes tapome laisvi, davė daug tokio ir kūrybiškumo, ir ta žaismė. Kadangi jam antis buvo labai artima, tai man labai irgi padėjo tos visus dalykus kažkaip suvesti ir tai tikrai buvo, aš tai laikau dovana, kad mes turėjome tą pažintį, o paskutinį kartą mes matėmės, tai buvo mėnuo iki jo mirties. Tai bet jūs paminėjote gitarą, tai buvo irgi būtent, tai buvo renginys, buvo susibūrimas draugų bendraminčių ir man toks Leonidas ir išliko ant scenos su gitara, aš buvau dainuojantis, jungiantis ir tas savo tokių ir kūrybiškumas ir intelektualumas jame taip puikiai dėrėjo ir tikrai, čia irgi būsiu banali, bet tokių asmenybių mes tikrai netiek ir daug turime. O iš jo minčių man kaip kūrėjai labai buvo artima, kažkada net klausiau jo diskusijos apie, nes jis buvo nepaprastai didelis eruditas, įskaitant ir meno kūrinius, ir literatūrą. Tai jo mintis apie žmogų kaip neįmintą paslaptį ir kad žmogaus paslapties turbūt taip niekada ir neįmanoma įminti. Jis pasakojo remdamasis tiek Mona Lizos, tiek kitais pavyzdžiais. Ir aš tai galėčiau taikyti, tarkim, savo pačios kūrybą, bet kai kuri filmą, turi filmo herojų ir vis tiek yra kažkokia paslaptis, yra tam tikra riba, kur tu neįminsi, bet tai yra meno kūrinys, nes jeigu tai bus įminta, tai jau nebebus meno kūrinys. Čia visiškai empirinis jau prisilietimas, sakykime, prie minčių ir Giedrės filmuose tikriausiai tai atsispindi kažkokios tai visados moralės, tokios vertybių paieškos, kurio matyt ir politikoje rėmėsi Leonidas Donskis ir mūsų tema šiandien ir yra tokia, kuri mus šiek tiek galbūt įspraudžia, įpareigoja kalbėti apie tai, bet paskui matyt pakalbėsim apie tai, kaip jisai suvokia Europą, kodėl, nes labai tiksli Simono matyt pastaba, kad galim šnekėti apie žmogų iki politikos ir joje, kai jis atsidūrė ir matyt, Leonidas buvo neišimtis šituo atveju, nes jisai šnekėjo apie viską. Mūsų susidūrimas buvo labai panašus, aš jo asmeniškai labai daug nepažinau, tik iš keletos paskaitų ir paskui turėjom vieną diskusiją, kuris vis cituoja Tony Visconti kaip filosofą. Aš niekaip tokio nežinau. Ir paskui supratau, kad mes kalbam apie David Bowie prodiuserį. Ir mes šnekam apie muzikos įrašus. Ir jisai citavo tai lygiai tokiam pat lygiavertiškam kontekste, tarsi šnekėdamas apie
tuos filosofus, kuriuos mes laikom filosofais. Tai jis matė tiek filosofiją, tiek politiką matyti visame kame ir nedarė tokios kažkokios atskirties. Ir aš gal Pauliaus drįsčiau paklausti pirmo, nes jam per linksmą jau matau. Ir Leonidas yra pasakęs kažkur tai, kad tai, ką mes vadiname išdavystėmis, politikoje vadiname prioritėtų pasikeitimu. Ir man atrodo, kad paties išvalga į šią tezę būtų labai įdomi, nes kasgi yra tas prioritėtų pasikeitimas šiandien, ar mes girdim juos pakankamai dažnai, tiek, sakykime, praktikoje matydami, kaip dėliojasi koalicijos, kad ir dabar, arba nežinau, kitais gyvenimo atvejais, kodėl politikai tai pradeda elgtis, kodėl politikai kartais nusisuka nuo tam tikrų moralės normų arba vertybių, kurias deklaruoja tarsi jų idėjos, bet pradeda ieškoti kažkokių praktiškų, greitesnių būdų platesniam elektoratui pasiekti. Man atrodo, kad šita tezė yra labiau ne apie kasdienės aktualijas, ne apie kažkokius tokius istorinius ar dabarties įvykius aiškinančius dalykus, bet apie tam tikrą principą, kuriuo Leonidas kaip politikas pats rėmėsi savo karjeroje. Reikia atkreipdėmėsi tai, ką Simonas sakė, kad jis buvo visų pirma Europos politikas. Tai yra, jis Lietuvos politiniam lauke net techniškai nedalyvavo. Jis nebuvo nei Seimo narys, nebuvo nei ministras, nebuvo nei joks kitas veikiantis Lietuvos laukia politikas. Jis buvo Europos politikas ir jam rūpėjo gal matyti Lietuvą platesniu mastu. Bet kalbant apie tą išdavystės ir prioritetus, tai labai paprasta analizė gali būti išdavystė, tai yra apskritai žmogiškoji kategorija, tai yra moralės kategorija, tai yra žmonių tarpusavio santykio kategorija, kultūros kategorija, bet ne politinė kategorija. Tai bando pabrėžti Leonidas, konstatuodamas, kad politikoje mes esam išstūmę moralę iš tos diskusijos ir mes vadinam tos dalykus prioritetais. Tai yra, jeigu mano prioritetas pagal galio žaidimo taisyklės ar komunikacinės taisyklės yra vienas ar kitas, tai išdavystė kaip tokia žmogiškoji, mane paliečianti, sukrečianti, paliekanti man kažkokią sąžinės skausmą ar įkontekstinanti mano elgesį į kažkokius tokius kaip Šekspyro, Cervanteso kūrinius, Getės kūrinius, kad tai nebeveikia, ta prasme, kad mes nebedarome to. Ir čia turbūt didysis jo nusivylimas. Ir šitą ištramę turbūt galima būtų netgi simboliškai apibūdinti visą Leonido politinę karjerą. Man atrodo, kad jis buvo žmogus, kuris traktavo dalykus vykstančius politikoje kaip patenkančius į išdavystės kategoriją. Jis matė žmonės veikiančius politikoje, jis matė ten kultūrinius kontekstus ir jis stengiasi elgtis pats taip pat. Ir kai toks žmogus ateina į politiką, tai dabartinė mūsų politiniai būklė, o tas buvo ir prieš 15 metų, kai Leonidas buvo joje, ir tos tendencijos jau matėsi, tai toje būklėje, kurie partija yra svarbiausia, kurie viskas, ką apie save gali pasakyti, kad tu esi partietis ir kad tavo vertybės yra tokios, kokios tą dieną yra partijos vertybės, tai Leonidui negaliojo. Ir va čia labai svarbus dalykas, kad mes gyvenam dabar politiniai vertikaliai, kurio yra individas, pažiūros ir tada partija. Ir mes dėliojam iš esmės tuos dalykus pagal tai, kaip tą dieną partijai seksis, ir dėl to pas mus partijose pilna žmonių, kurie turbūt net nepasakytų, kokie tie pagrindiniai jų pasaulėžiūriniai principai ir apskritai tradicinės partijos išeina iš rinkos ta prasme. O Leonidas buvo žmogus ir pats vystė tą, rodė savo pavyzdžių, tą modelį, kaip tas moralinės kategorijas išsaugoti ir visų pirma būti individų politikoje. Jeigu tavo partija atitinka tam tikras vertybės, palaikyti partiją, bet jeigu partija ar tavo žmonių grupė tave supanti pradeda išduoti tai, dėl ko jis susitarė, tai, kas svarbu, tai tu gali atsisakyti ir politinės galios, ir politinių postų, ir rinktis ne prioritetus, o nebūti išdaviku. Tai man atrodo, čia tokia labai svarbi pamoka, kaip politikoje moralė visgi veikia, kad ir ką dabartiniai mūsų politiniai lyderiai, kai kurie bekartotų ir kad ir kokius pavyzdžius mes bematytumėm, tas skausmas ir įtampa, kurios sukelia išdavystės nepripažinimas ir nešiojimasis jos, jis labai veikia ir formuojant koalicijas ir sprendžiant dabartinius politinius klausimus. Tai Leonidas tuo bandė pasakyti, kad paradoksaliai nereikia bėgti nuo išdavystės politikoje, reikia pripažinti, kad tam tikri dalykai yra žmogiški, moralūs ir tada politika taps kitokia. Viktorija, kaip galima grąžinti žmogų į politiką?
Labai platus klausimas. Aš gal šiek tiek ir pratesdama, ką Paulius palėtė, man Leonido gal pagrindinė ar viena iš svarbiausių minčių apie politiką dabartinį ir apie didžiausią problemą, galbūt dabartinės politikos, yra ta, kad jis viename tekste yra parašęs, kad blogai, kai mes antiek susiskirstome į stovyklas, kad pats geriausias, pats moraliausias, pats padariausias kitos stovyklos žmogus mums tampa blogesniu už niekšą iš mūsų stovyklos. Mes nebegalim pripažinti, kad tas žmogus, išsiskiria mūsų nuomonės, bet, aš pripažįstu, tas žmogus, jis yra padorus, jis gali būti geras. Ir štai čia mes, man atrodo, mes ne dėl to, kad partijos yra stiprios. Aš kaip tik manau, kad partijos yra labai silpnos ir silpnėjančios ir tai yra irgi problema. Bet taip, kaip gaujo, suprantu. Bet susiskaldimas, kuomet jis didėja tiek, kad tavo grupės paskutinis niekšas, kurį tu žinai, kad jis yra niekšas, ir jis vis tiek yra tavo grupė, yra geresnis už padorų žmogų iš kitos grupės, štai čia yra problema. Ir tai mes matome labai dažnai. Ir berods vakar buvo Viktoro Bachmetjevo interviu su istorikė žymė Amerikos, kuri minėjo tokį Amerikos politikos virsmo vieną iš epizodų, kai Džonas Makeinas, kandidatuodamas nuo respublikonų į prezidentus, viename iš susitikimų, viena iš jo rinkėjų, pasakė daug blogų dalykų apie Obamą ir jis ją sustabdė ir pasakė, ponia, jūs esat neteisi, jis yra padorus žmogus, jis yra šeimos žmogus, tiesiog išsiskiria mūsų nuomonės, bet tai buvo vienas iš paskutinių kartų, kuomet kandidatas į prezidentus iš priešingos stovyklos taip kalbėjo apie savo pagrindinį oponentą. Dabar mes tikriausiai negalėtume įsivaizduoti, kad kas nors iš prezidento Trumpo aplinkos sakytų, ponia prezidentė, jūs neteisus, Joe Bidenas nėra toks ir kitoks. Tai va čia yra didelė problema. Ir manau, kad Leonidas apie tai kalbėjo pakankamai daug, rašė daug, galvojo apie tai daug ir numanė šiek tiek anksčiau negu daugelis pastebėjo, kad link to einama. Tai čia matyt, vis tiek mes kalbam apie patį besikeičiantį kalbėjimo naratyvą visame kame. Ne tik politikų, bet politikoje labiausiai matom tikriausiai. Ir dabar susidaro toks įspūdis, kad kaip čia dabar galvoju, kur čia yra liberalizmas šitoj vietoje. Nes jis irgi kažkaip nebetrendas. Ar kaip čia būtų? Kaip humoru, atrodo. Čia nes gerai, jeigu Trumpas iš galios pozicijos kalba, Europa vakarų tarsi irgi pradeda kalbėti taip, kaip jis nori girdėti. Paskui centrinė Europa tarsi dešinėja labai stipriai, ne? Kur mes esam šiandien? Kaip Lietuva atrodo šitam kontekste? Čia Donskis ką pasakytų, mes galbūt galim įsivaizduoti, ne? Bet kaip jum atrodo, pasakykit. Prašau. Tai nežinau, jeigu tiksliai ir kažkaip pranašiškai atsakyčiau, turbūt gaučiau Nobelio premiją, galvoju. Nes tai yra klausimai, kurie kankina daugelį iš mūsų. Bet turbūt Viktorija teisi labai pabrėždama, akcentuodama tą moralinį dėmenį politikoje. Ir aš prieš ateidamas gavau kaip tik knygą Donskis yra Donskis, kur turbūt daugelis iš mūsų kažką pasakėme, parašėme prisimindami Leonidą. Ir nusifotografavau citatą, kurioje būtent ir kalbama, kad žmonėms reikia ne kažkokių tai oro pilių statybos ir kažkokių abstrakcijų, bet juos labai veikia ir žeidžia konkretūs faktai. Tai yra, pavyzdžiui, identifikavimas, kad politikas yra vagis, su konkrečiais įrodymais, aukštai esantis pareigūnas, taip sakant, valstybės pinigus naudoja savo labui, labai demoralizuoja visuomenę, labai padaro blogą dalyką tam viešai vienybė ir panašiems dalykams. Tai yra būtent etinis faktas, ne?
Ir ta vertybinė orientacija, kurią Leonidas visada kontekstualizuodavo labai plačiam istoriniam ir politiniam lauke, pasitelkdamas ir kultūrinius pavyzdžius, ir iš literatūros, ką nedaugelis gebėjo iš tikrųjų disponuoti tokią plačią medžiagą. Tai jis taip suvokė Europą ir jis taip suvokė liberalią politiką. Jis nekentė hierarchijų, nekentė išpuikimo, nekentė chamizmo viešajam gyvenime ir asmeniniuose santykiuose. Turiu daugybę istorijų tai patvirtinančių, bet čia turbūt neprisiminimų vakaras, tai vargu ar vertėtų dalintis. Tiesiog postuluosiu, kad toks principas kaip egalitarizmas, grįstas įstatymo viršenybė, etika, skaidrumu, jam nebuvo abstraktų žodžiai, jam buvo tiesiog veiklos gairės. Ir kai jis matė daugybę dalykų paneigiančių tai, kaip rašo profesorius Aleksandravičius, Leonidas buvo turbūt pirmasis, kuris prognozavo Pakso griūtį. Jisai sakė, kad šitas žmogus neišbus visos kadencijos, ne, remdamasis tuo, ką matė. Ir tai buvo pranašiška. Tai aš manau, kad šiandien Leonidas jaustųsi kur kas slogiau, rašytų kur kas radikaliau, nes tuo metu, kai jis išėjo, Orbanas dar nebuvo įsisiautėjęs, Trumpo pirmoji kadencija tik buvo beprasidedanti, Fico turbūt mes tokios pavardės dar iš vis negirdėjom. Taigi daugybė dalykų apie karą Ukrainoje iš vis nekalbu ir taip toliau. Tai tie dalykai, kurias Leonidas laikė teoriniam galimybėm ar istoriniais kažkokiais faktais, kalbėdamas apie nacizmą, apie komunizmą ar apie režimus kažkur toli, jie tiek priartėjo prie mūsų, kad faktiškai tos Leonido teorijos, jos taip labai distopiškai ir įsigyvendino čia ir dabar. Tai aš manau, kad taip jo balsas yra reikalingas, bet ko gero jam būtų su tuo dorotis žymiai sunkiau. Simonai, manau, norit papildyti šito? Na gal keletą dalykų, tai pirmiausia, tas pats Leonidas Donskis yra gan neblogai aprašęs, buvo tekstas apie, pavyzdžiui, Brazauską ir tam tikrus jo etapus. Ir ten, kai, pavyzdžiui, skaitai apie socialdemokratų pasirinkimus, apie bandymą įsistemint tuometinį darbo partijos lyderį Uspaskichą, tai visiškai ta pati aliuzija į dabar, kas dabar vyksta, kaip socialdemokratai bando įsistemint Nemuno aušrą iš esmės, tik tai truputėlį kiti žaidėjai, bet visa konstrukcija tos kritikos yra visiškai tokia pati ir jis būdamas europarlamentaru kritikavo ir daug kalbėjo ir kritikavo Europos liberalų jau lyderį irgi dėl palaikymo Uspaskicho, nes tas lyderis tiesiog sakė, ko iš čia kabinėtis, čiagi tik buhalteriniai klausimai, kas čia per problemą. Bet aš manau, kad pats irgi taip bandėt paminėti, kad liberalizmas nebemadoja, arba taip truputėlį nuo partiškumo į liberalizmą, čia dabar lyg bandom pereiti. Ir Leonidas Donskis niekada ir nebūdavo vienišas filosofas, nes jis visada labai traukdavo kitų mintis, pradedant Kavoliu, Štromu, baigiant Baumanu ir panašiai. Ir šitoj vietoj tas pats Kavolius, kuris dažnai buvo Leonido cituojamas, į tą liberalizmą iš vis žiūrėjo ne kaip į partiškumo kažkokį dalyką, bet kaip iš esmės, kad kiekviena ideologija, arba kaip jie vadindavo tas ideologinis ortodoksiškumas, turi turėti savo kažkokius prieštarautojus, kurie parodytų, kad yra ir kitoks mąstymo lygmuo, ar kitoks mąstymo kampas. Ir grįžtant jau į Lietuvą, aš manau, kad su kuo mes nemokam dar tvarkytis, nes liberalizmas buvo labai labai madingas. Visi norėjo būti liberalais. Liberalių partijų buvo ten kokios 3 vienu metu, socialdemokratai vykdė iš esmės liberalią politiką ir tai irgi buvo madinga. Konservatoriai irgi norėjo atrodyti liberalus, nes tai atrodė kažkaip progresyvu ir fain. Ir staiga atsitiko toks momentas, kad mesgi tą liberalizmą supratom labiau lygindami tas laisvės idėjas su okupaciniu periodu, tuo visų prieštaravimu, tuo viso uždusimu, kuris buvo
Lietuvai užmestas ir staiga dabar ta laisvė ir mums atrodo, kad viskas, kas buvo ten, buvo blogai. Bet iš esmės auga nauja karta, kuri ir tą kairiasis idėjas, socialdemokratiškas idėjas žiūri visiškai kitaip, nelygina su ankstesniais laikotarpiais. Ir jiem jau nebūtinai liberalizmas yra madinga, arba ten koks, pavyzdžiui, didžiosiuose miestuose būsto prieinamumas yra dabar tema visoje Europoje. Ir šitoj vietoje liberalam reikia rasti atsakymą. Ir čia aš irgi pritariu Arūnui, kad būtų žiauriai gerai turėti Leonidą tuo laikotarpiu, kai buvo COVID-as, visi suvaržymai, kai iš vienos pusės gelbėjom gyvybės, iš kitos įlindom labai žmonėm į labai tokius asmeninius Trumpai dalykus. tik pertrauksiu dabar greitai, nes pamiršiu. Būtų Leonidas vadinęs žmonės antivakseriais, ar ne? Nes niekada turbūt nebūtų kažkokių kaukių tokių dėliojęs ir panašiai, bet iš esmės jisai būtų gal ir nuraminęs ir paaiškinęs tam tikrus sprendimus, kur, iš esmės, tai įsivaizduokit, dešiniųjų vyriausybė, tokia irgi vertinanti laisvę, pasirinkimo galimybės, staiga turi stabdyti visą visuomenės gyvenimą, nes, iš esmės iškyla grėsmė. Tada atsiranda karas, irgi įvairiausi požiūriai, juoda, balta ir panašus dalykai. Ir vėlgi, kai tu esi tik politikas, tu daug dalykų nepaaiškinsi, nes tu neturi kada, tu tiesiog turi priimti sprendimus čia ir dabar. Ir realiai mes neturėjom tokios asmenybės, kuri gebėtų, net esant labai karštai situacijai, gebėti visgi kažkaip tam visam irzlume įneštos ramybės. Mes to neturėjom ir galbūt irgi tai yra tam tikra priežastis, dėl ko esam itin susipriešinę. Ir tai yra šiandieninė problema. O galbūt tai nėra visiškai politikų reikalas, galbūt tai yra kultūros lauko ir meno reikalas, kuris gal visada toks ir buvo. Čia Arūnas su Giedre norėčiau, kad pakalbėtų šiek tiek. Nes, vis tiek, dabar taugi nereikia su nieko diskutuoti, kai darai filmą. Diskutuoji daugiausia su savimi tikriausia. Išneku ir su kitais. Ne, tikrai visada kažkaip ir... Bet iš tikrųjų galvoju apie Leonidą Donskį, aš niekada negalvoju apie jį kaip apie politiką. Tikrai, aš vis pirma, tai man yra filosofas, visuomenininkas, kultūros žmogus. Tai čia labiau yra kalba apie tą asmenybį trūkumą viešoje erdvėje. Tai nesvarbu, ar tu esi politikas ar kitos profesijos atstovas. Va tos minties, to tokio moralinio autoriteto visuomeniai, mūsų dabartinėje ryškus trūkumas jis tikrai yra. Ir būtent aš dabar, kai irgi klausiau jūsų, tos jo mintis, Leonidas labai kalbėjo apie tolerancijos būtinybę. Aš atsimenu tokią mintį, sakė, jis netolerantiškas netolerancijai. Ir jis kalbėjo, atrodo, dar tais laikais, kai mums tai pasaulis buvo daug mažiau skylantis. Ir tai atrodė gal net mažiau aktualu, tada jis jau apie tai šnekėjo. Tai įdomu, šiais laikais, kai yra taip maksimaliai visi susipriešinę, tikrai būtų, manau, labai įdomu jo išgirsti ir svarbu jo išgirsti. Jį išgirsti. Prašau. Jo, labai norisi Giedrę papildyti, man atrodo, labai gerą dalyką pasakė apie viešą autoritetą ir tokį autoritetingą kalbėjimą, kelrodį tam tikrą. Čia ne tai, kad savo dievukus pasidaryti, reiškia, ir jiems melstis ir sakyti, kad Leonidas negali klysti ir ten sakė viską. Man atrodo, kad jis tikrai būtų to nenorėjęs. Bet toks paradoksalus dalykas, kad Leonidas vis tiek priklausė ir žydiškai Lietuvai. Ir tuo metu, kai pasirodė jo pirmi tekstai, tokio radikalaus antisemitizmo mūsų visuomeniai, tokio aštraus ir tamsaus, buvo vis dėlto paradoksalu, bet gerokai daugiau. Ir šiuo metu bent jau jaunoji karta tikrai neturi tokių problemų ir tokių takoskyrų ryškių ir tokio tikrai tamsaus beprotiško antisemitizmo. Aš nekalbu apie Izraelio ir Palestinos istoriją, bet tiesiog jeigu tavo kaimynas žydas arba kitatautis, tai sakykime 96 metais tikrai daugiau šansų, kad jis pajustų tai žymiai stipriau negu dabar.
Tai va, tai man atrodo, tas kontekstas ir tai, kad iš jo visos giminės išsigelbėjo tik tai jo tėvas ir brolis ten slapstydamiesi miškuose, jau a priori savo pačiom ištakom užaštrino jo problematiką, kalbant apie toleranciją, humanizmą ir žmogaus vertę kaip tokią. Prasme, savo biografiją, savo šeimos istoriją jis buvo tai pajutęs ir jisai žinojo, kiek toli nuveda neapykanta ir netolerancija, jeigu tu leidi ją išvešėti. Tai šitą faktą, kalbant apie Leonido palikimą mums ir gairias tam tikras verta prisiminti, nes mes matom ir ukrainiečių genocidą netoli, mes matom įvykius Palestinai, išžudytą koncertą Izraelį, tai nėra jau idėjų kova, tai jau yra žudynės ir tiesiog kitokių naikinimas. Tai šią prasme Leonido tie perspėjimai, jie buvo visai neteoriniai, jie, sakykime, labai po to turi gyvenime praktinės pasiekmes, be galo niūrias. Ačiū tikrai irgi, kad priminėt šitą Leonido istorijos dalį ir iš tikrųjų taip atrodo dėsninga. Mes tarsi turėjome dėja du labai ryškius moralinius autoritetus mūsų visuomenėje - Leonidą Donskį ir Ireną Veisaitę. Ir atrodo, juos abu vienijo šita patirtis holokausto išgyvenimo. Ir matyti iš tikrųjų, turbūt tai dėsninga žmonės, kurie tai yra perėję, jie tampa nepaprastai jautrus bet kokioms neapykantos apraiškoms visuomenėje. Ir jie dar prieš prasidedant tiem visiems tai, ką mes dabar stebime, jau jie tarsi, jie jaučia, pas juos yra toks padidintas jautrumas, kad jau jie identifikuoja. Ir bijo bet kokių neapykantos apraiškos formų. Tiek tautinių, tiek rasinių, tiek visiškai kitokių. Ir dėl to galbūt tokių balsų nepaprastai trūksta. Kad ir jo laida be pykčio, kuri būdavo transliuojama. Kokie neaktuali būtų dabar. Įdomu, kokius pašnekovus jisai dabar pasikviestų. Matyti tuos, kuriais galima šnekėti be pykčio. Pauliau, ar įmanoma dabar civilizuota diskusija politiniam lauke tokiam, kaip įsivaizduokim tą patį be pykčio, tik tai platesniam rate. Nes politikai dabar šneka įvairiai. Sakykime, lygis politinio kalbėjimo kinta. Netgi politinės partijos kažkurios su prezidentu ten ginčas apsižodžiuoja labai, sakykime, tokiam, ne pačiam aukščiausiam lygiai. Labai dažnai tokių kyla diskusijų, ir kurios netrodo labai autoritetingai ir tikrai neįkvepiančiai. Čia labai geras klausimas, ta prasme, kad pas mus diskusijoje ir šiaip daugelį diskusijų apie Leonidą aš girdžiu tą labai žmogišką norą, kad štai jeigu jisai būtų dabar, tai mes pandemijos metu susikiptų rankom antivakserių su vakseriu ir Leonidas juos į šviesą palydėtų ir maždaug kaip būtų gerai, kaip viską pakeistų, jeigu tik būtų Leonidas. Tai aš suprantu, kad būtų šiaip nuostabu žmogiškai, kad jis būtų su mumis ir kalbėtų apie šitos dalykus, bet pats Leonidas paskutinių metų savo tekstuose konstatavo tą būklę, kurioje jis pats yra negirdimas ir kurioje tokie žmonės kaip jis, akademikai, tie, kurie kalba apie moralę politikoje, kurie negirdimi. Vadinasi, jis jau numatė, jeigu čia jau norim tų numatymų ir pranašavimų, kad bus labai sudėtinga. Man atrodo, kad Leonidui būtų labai sudėtinga šitas metas ir būtų labai sudėtinga kalbėti, nes jis būtų sorošinis, jis būtų žydas, storulis, akiniuotas, parsidavėlis, konservatorius. Žodžiu, visi šitie epitetai, ką mes turim ir ką jis turėjo, ir šiaip per savo gyvenimą, jam nereikia pamiršti, ar universitete teko patirti antisemitizmo, kas mūsų toks 90-ųjų šlovingas etapas, kai net universitetuose buvo legalu pagal tautybę arba pagal kultūrą skirsti žmonės į teisingesnius ir ne. Dabar ačiū Dievui to nebeturim. Bet man atrodo, kad reikia pripažinti, čia pritemsiu prie to klausimo, kur tu prieš tai uždavė apie liberalizmo dabartį. Man atrodo, liberalizmo dabartis yra svarbiausias klausimas, mąstant, kaip dabar Leonidas galėtų funkcionuoti, kaip jo idėjas galėtų funkcionuoti. Liberalizmas akivaizdžiai yra tokio atsitraukimo pozicijoje, labai daug antiliberalizmo. Antiliberalizmo matom net geopolitikoje didžioji. Tarptautiniai susitarimai, kai žmogaus teisų viskas atrodo, kad traukiasi. Visa ta erdvė demokratinė, net žemėlapį galim matyti, kaip traukiasi. Ir esminis klausimas yra, kaip liberalizmas permąstė save ir kaip jis atsilieps į tuos uždavinius. Viena vertus uždavinys yra
laisvių ir teisių diskurso visiškas susitraukimas, kita vertus mes gyvenam absoliučių laisvių ir absoliučių teisių sąlygomis. Tai viena vertus technologijos mus įgalina bet kokiam bendravimui be jokių ribų, nebelieka kažkokių autoritetus kūrenčių sąlygų, kita vertus jos užgniaužia ir diktuoja tam tikras sąlygas. Mes nebūt Facebook'e dabar reiškia nebūt apskritai, ką Leonidas dar savo vienam iš tekstų spėjo pastebėti, o dabar tai apskritai turbūt visiškai galiojanti tezė. Tai man atrodo labai svarbu atkreipdėmėsi, apmąstant Leonido atminimą ir šitą jo indėlį į mūsų politinį gyvenimą, kokias problemas jis numatė ir paties savo filosofijai, ir pačiam liberalizmui, kuriuose mes dabar gyvenam, ir kaip liberalizmui reikia išspręstos vidinius konfliktus, kad prasidėtų tas realus pokalbis, tai yra tarp absoliučios laisvės ir absoliučios nelaisvės, kurioje mes dabar esam tokia įvedami tą poziciją, kad turim rinktis, arba tu už visišką laisvę visų politikų kalbėti, ką nori, arba tu esi už tuos teisingus politikus, kurie čia padarys turinio auditą, pasakys, kaip čia finansavimas paveikia kieno kalbėjimą ir panašiai. Man atrodo, šitas aspektas labai svarbus yra ir Leonidas dėl to mūsų įspėjo, kad mes neužmigtumėm ant to leonidiškumo pažado, kad štai konsensusas įsigalios, jeigu tik mes ateisim, pasikalbėsim, antivakseris vakseriui paspaus ranką. Ne, turim pripažinti sudėtingas sąlygas liberalizmo dabartinės, turim pripažinti, kad Leonido Donskio filosofija dabar tapo tokia mūsų sėdinčių štai palapiniai keliose branduoliuose žmonių praktika. Ir jeigu tą praktiką mes sugebėtum iškelti ir išpopuliarinti platesnį lauką arba priminti arba pasidaryti šios išvadas, visiems būtų nuo to geriau. Klausimas, kaip jo filosofija tiek dabar, tiek anksčiau galėtų. Suprantu, kad pasiekė, kaip sako, žmonės šitoj palapiniai, bet kaip jo mintis galėtų pasiekti žmonės, kurie yra atokesnėse, kitose palapinėse. Aš galiu atsakyti labai lengvai, čia ir Arūnas gali. Tai vienas dalykas, tai čia paprasčiausi dalykai, tai švietimo sistema, diskusijos, mūsų kalbėjimas Leonido idėjų kontekste. Kitas dalykas, tai kad tos praktikos, apie kurias jis kalbėjo, taptų mūsų politinėmis praktikomis. Ir čia labai sudėtingas klausimas, nes iš esmės iš mūsų reikalaujama suplunksna eiti prieš kirvį. Ir aš matau, kad ir Viktorija turbūt reaguos ir galės papasakot, kaip su kokiu Žemaitaičiu diskutuoti tokiomis taisyklėmis, pagal kurias Leonidas diskutuotų, ar ne? Kartais reikia brėžti brūkšnį. Ir čia irgi svarbus dalykas, man atrodo, Leonido filosofijai, ką mes kartais pamirštam, tokį minkštą pūkuotą įmatydami. Jis sakė, kartais tiesiog neįmanoma susikalbėti ir mes turim brėžti brūkšnį ir kovoti. Tai Leonidas kaip kovotojas turėtų būti irgi mūsų, man atrodo, atminties dalis. Taip, man labai patinka, ką sako Paulius apie tą kovojimą ir apibrėžimą brūkšnio ten, kur jau reikia jį brėžti. Ir tikrai politikai šiandieną sunkiai gali išeiti už savo auditorijos ribų. Aš visai neseniai, prieš kelias dienas, turėjau pokalbį su vienu, neįvardinsiu to Seimo nario, tiesiog buvau priėjus prie jo ir paklausiu, kodėl tu tokius negerus ir neteisingus šmeižikiškus dalykus rašai apie mane, juk žinai, kad tai netiesa. Ir jis man pasakė, tu esi tiesiog labai labai blogas žmogus. Ir, mūsų diskusija, aš negaliu net to pavadinti diskusija, mūsų pokalbis baigėsi, kadangi aš supratau, kad, ir tas žmogus, kuris turi nemažą auditoriją, ir jis pats, ir jo auditorijai, aš negaliu nieko įrodyti. Tai man atrodo, kad visgi viešosios erdvės intelektualai, tie žmonės, taip, jie nesutaikys antivakserių su vakseriais, bet jie turi bent šansą kalbėti žmonėms, kurie yra šiek tiek toliau už jų pagrindinės auditorijos ribų. Ir dar vienas dalykas, kuris man atrodo svarbus, visai neseniai vienas iš žvalgininkų berods minėjo tokią mintį, kad nuosaikumas yra moralumas. Ir man atrodo, kad nuosaikumo šiandieną, nuosaikumas apskritai yra retenybė visame kame, politinėje erdvėje, be jokios abejonės, nuosaikumo vis mažiau. Jeigu esi nuosaikus, vadinasi, esi nepastebimas, esi nepakankamai aštrus, tavęs nėra antraštėse, bet man nuosaikumo stygius atrodo yra didelė problema ir liberali demokratija silpsta, nes stiprėja kraštutinumai iš visų pusių, o to nuosaikaus centro, kuris galėtų kalbėti šiek tiek platesnei auditorijai, yra labai nedaug ir čia tikrai filosofai ir kultūrininkai gali padėti. Liberali demokratija. Taip. Ir neseniai kariuomenės vadas mūsų irgi šnekėjo apie liberalią demokratiją, ir sakė, kad jinai daro žalą jaunuolių fiziniam pasirengimui. Čia citata.
Aš manau, kad tai buvo klaida. Ta prasme, gal jis Labai konkrečiai pasakė, neteisingai liberali išsireiškė. demokratija akivaizdžiai daro žalą jaunuolio fiziniam pasirinkimui ir ateina lepšiai tarnauti ir kaip mes Lietuvą apginsim su ta liberalia demokratija. Tai ką jūs čia veikiat man? Tai Tai aš manau, papildinkim vadą šiek tiek, kad... kai kariuomenės vadas tiesiog supainiojo liberalią demokratiją su tuo tokiu vertybiniu ištižimu. Ta prasme, čia yra dažna klaida liberalų nuosaikumą arba tai, kad jie renkasi tą konsensuso laikyseną traktuoti kaip silpną poziciją. Tai kadangi kariuomenės vadas yra tikras vyras, stiprus vyras, tai jam visi tie, kur sako, gal pasikalbėkim, gal susitarkim, atrodo prastos fizinės kondicijos. Tai, man atrodo, nereikėtų taip nurašyti, ypač jeigu rimtai kalbant, tai kariuomenės vadas kaip žmogus, pas kurį ateis daug jaunų žmonių, kurie bus jo pavaldiniai, jis turėtų kaip tik juos motyvuoti ir įkvėpti. Ir net jeigu tu matai, kad fizinis pasirengimas blogas, tai tu neįkvėpsi. Aš iš praktiko žinau, jeigu tau pasakys kas nors, kad tu silpniukas ir tu čia nieko negali, tai tau nesuveiks taip, kaip tau kas pasakytų, o tu gali tiek, o dar pridėk ir galėsi tiek. Tai kariuomenės vadui tiesiog bazinės psichologijos reikėtų pasimokyti. Simonas Madl nori papildyti apie liberalią demokratiją. Aš gal į ankstesnius kai kurios dalykus tiesiog norisi sureaguoti apie tą, Leonidas Donskis, ar tai buvo toks minkštas, pavyzdžiui, pačioj pradžioj Paulius paminėjo Cervantesą. Tai Don Kichotas ir Sančio Panša, tas toks draugystė, čia buvo, irgi nuo Leonido neatskiriamas dalykas ir Leonidas kaip tik daug dėmesio skirdavo tam draugystės plėtojimui ir bendruomenės tokiam statymui. Ir kiek kaip tik tada būdavo tokių formatų, kur, nepartinių, bet, kur akademikai būdavo kartu su politikais, buvo ne vienas institutas įkurtas, taip bei atsirado ir liberalų sąjūdis per daugybę steigėjų, surado per viešas Leonido, pavyzdžiui, paskaitas, kur tu palikdavai tiesiog registracijoje savo kontaktus ir tai buvai pakviestas po to kurti liberalų sąjūdį. Tai visokių tų dalykų yra, bet šioj vietoje aš tikrai labai prisimenu, kad Leonidas tikrai gali būti ir labai kietas. Ir situacija visgi grįžkim į tą tokius nuo jo bandymą, ne bandymą, o dalyvavimą politikoje ar tą jo gyvenimo periodą. Ir aš atsimenu, irgi buvo tokia situacija, kai kiekviena politinė jėga turi savas procedūras, tas vadinamas reitingavimą ir mes sprendžiam, kas bus top 1 Europarlamento rinkimuose. Ir jau tada jautėsi įtampa, aš atsimenu, laukiam tų rezultatų ir Leonidas taip ir sako, bet žinok, aš kausiuosi kaip liūtas, bet jeigu nebūsiu pirmas, aš mokėsiu tą priimti ir moku ir pralaimėti, žodžiu. Ir šitoje vietoje labai aiškiai pasimatė, kad jis turi labai aiškę kryptį, viziją, su kai kuo jis tikrai nesitaikstis ir dalyką darys visų 100%. Praeina jau kažkiek metų po buvimo Europos parlamente, vėl grįžtama į tą pačią situaciją ir staiga jau politinė jėga tau nebeduoda indikacijos, kad tu būsi pirmas, o tu ten turėsi kažkaip kovoti su tokiu veikėju, kaip pavyzdžiui Antanas Guoga, jeigu prisimenat. Ir čia irgi yra liberalų buvo didysis nuopolis, ta prasme, kad vardant populiarumo buvo daugybė klaidų komunikacinių lyderystės, kur, taip, mums tai padėjo vienu metu tapti pirmąją partiją reitinguose, bet prie ko tai privedė, po to patys matom ir kiek dabar reikia laiko skirti tam, kad tos dalykus išsivalyti. Ir baigdamas mintį, tiesiog visgi liberalas visada yra naivus kažkuria prasme, kad tiki tais ilgalaikiais procesais, visada mini švietimą ir mes dažnai ginčiamės, kokia turi būti privalomoji literatūra, kokios privalomosios temos, tai aš tikrai džiaugiuosi, kad švietimo sistemoje Leonido Donskio tekstų, jo asmenybės vis daugėja ir manau, kad tai yra geras kelias. Tai gerai, mums čia rodė, kad liko iš tikrųjų 10 minučių, jūs kalbat raišliai bet iš tikrųjų trumpai jūs kalbat. Galėtumėt ilgesniais sakiniais, net nėra kur nutraukti. Tai pašnekėkim paprasčiau šiek tiek. Tai kas kitas? Kas tas kitas mūsų Donskis? Gritėnas nebent. Jeigu čia liberali demokratija, kaip mums balsuoja dabar, ar Gritėnas, tas kitas mūsų Donskis ar ne? Imkit mikrofonus ir paspėliokim. Aš tikrai nesimsiu spėliot
kas kitas bus Panteono šventasis, ne, į kurį mes orientuosimės ir seksim ir cituosim. Aš noriu pasakyti, kad būti Donskiu arba būti jo bendražygiu ar sekėjų yra vis dėlto sunku. Lygiai kaip ir palaikyti liberaliosios demokratijos teisingą veikimą. Tam reikia milžiniškos erudicijos, tam reikia disponavimo faktais. Mano studentai kartais skųsdavosi, kad jo referencijos į Džambatistą Viko, į Loką, į Hobsą, į Šekspyrą, į Cervantesą, į muzikos istoriją ir taip toliau, yra sunkiai sugaudomos, nes tu turi disponuoti tą medžiagą. Tai Donskis visų pirma yra švietimo projektas. Prasme, niekaip kitaip neįmanoma to traktuoti kaip XIX amžiaus prasme liberalizmo, kad švietimas visiems ir lygaus starto galimybės yra visų pirma kokybiško švietimo visiems galimybės ir nėra jokio kito šanso. Jeigu tu gimėjai socialioj šeimoje skurdžioj, tai tau pasiekti tam tikrą socialinį gerbuvį vienintelis kelias yra išsilavinimas ir tą supranta ir Indijoje žmonės, ir Pietų Amerikoje, ir kitur. Taip, kad būti Donskiu yra pašėlusiai sunku ir politikai, kurie siūlo lengvesnius kelius, ne, socialinių išmokų, įvairių katapultavimų į geresnį lygį, nededant pastangų. Jie be abejo yra žymiai populiaresni, nes jie siūlo lengvesnius kelius. Ta prasme, tas egalitarizmas grįstas įstatymo viršenybė ir labai gerų išsilavinimu. Pagalvokit, koks sunkus darbas tai yra. Ir ta prasme, būti apšauktam sorošistų, už kokius pinigus tu kalbi ir viską. Žmonės netikrina faktų, nes faktų yra tiek gausų mūsų viešajam gyvenime, elektroniniai terpiai. Tai man COVID metu atrodė neįmanoma kalbėti prieš vakcinas, bet pasirodo tai buvo įmanoma. Prasme, kiekvienas taksistas tau pasakojo sąmokslo teorijas apie faktus, kurių jie negalėjo patikrinti, bet jų buvo pilnas YouTube'as, Facebook'as, Instagram'as, kitur. Tai, ta prasme, tam, kad tu analizuotum, tikrintum faktus, tau reikia donskiško išsilavinimo, labai nuoseklaus, kuris prasideda šeimoje, baigėsi doktorantūroje ar nebūtinai. Tai yra sunkus projektas ir aš manau, kad liberali demokratija šiandien pralaimi būtent dėl to, nes tai didelių pastangų reikalaujantis dalykas. Aš minutę stulpsiu, kadangi Arūnas bedai mane pirštu ir už manęs dabar pagristai tyčiotis galia žmonės, kad aš čia kaip nikštukas ant milžinų pečių, kaip Anzelmas Kinterberietis sakęs, yra bando užslip, bet aš priminčiau, Leonidui labai patiko Monty Python, britų tokia humoro grupė, yra jų filmas Life of Brian, Briano gyvenimas, kuris paremtas Jėzaus gyvenimu, ir ten jį pradeda sekioti pasiekėjais, pas nenori būti pranašu, bet jį pradeda sekioti, galiausiai suerzina, jis išlenda pro langą. Ir sako, žiūrėkit, klausykit manęs, jūs neprivalot nieko sekti, jūs galit galvoti savo galvą, jūs turit būti individai. Ir jie sako, mes neprivalom nieko sekti, mes turim galvoti savo galvą, mes turim būti individai. Ir man atrodo, taip, bet man atrodo, čia gera pamoka yra, kai klausima, kas kitas Donskis, mes visi turim būti Donskihotai, aš tai pasakysiu. Tai šito užbaigsiu savo pasakymą. Prašau. Aš vis tiek, aš suprantu, kad viena prasme netaktas, kita prasme gal per drąsu, kita yra prasme, kad Leonidas Donskis jis niekur nedingęs, kiek mes dar čia turim turinio tom diskusijom ir dar turėsim, tai nenubraukim jo, kad jo nebėra ir jo nebegalim naudoti, tai turbūt ne vienas to negalėtumėm teikti. Bet aš manau, kad yra būtina galvoti apie tribūną ir apie įtraukimą įvairiausių žmonių. Tai aš manau, kad tas pats ar Paulius būtų, kuris turi tą privilegiją, kad turi laisvę, turi ir tą, kaip sakyt, akademinį dalyvavimą ir turi laisvę sakyti tą žodį, nes kai kur darbovietė kartais nusprendžia tam tikrus dalykus. Yra kino sektorius, kur ta pati Giedrė daug dalykų pasako, ar per kokį Simą Kudirką, ar per Ireną Visaitę, toj visoj dokumentacijoje filmo. Aš, pavyzdžiui, labai klausau, ką kiti jauni kino kūrėjai kalba ir, pavyzdžiui, Karolio Kaupinio kalba, man atrodė labai verta dėmesio. Taip jis niekada nebus gal Leonidas Donskis ta prasme, kad lygins tarpusavį įvairios tarpsnius, asmenybės ir panašiai, bet jis gerą užduoda toną ir mes turime matyti tokius žmonės. Arba, pavyzdžiui,
istorikas Norbertas Černiauskas, man atrodo, įkalė liberalams vieną esminį klausimą, kuris persekioja kiekvieną vasarą. Ar ji nebus paskutinė? Nes laisvė yra ta vertybė, kurią tu privalai ginti kasdien ir mes tą kažkaip irgi turime matyti momentą. Galiausiai koks nors, pavyzdžiui, Aurimas Švedas ar panašios asmenybės. Nu, mes turim jiem rasti ne tik raišką kažkokio teksto formatų portale, bet ir kaip kažkokie viešoje erdvėje veikiantis asmenys ar politikoje. Nu, jie turi būti šalia, jie turi būti įgalinti ir irgi prie visų tų dalykų prisidėti. Aš manau, kad tai yra svarbu. Tai jie kažkaip ir yra šalia, man atrodo, bet ar šalia visų, ar šalia kai kurių, klausimas visada, nuo kurio ir pradėjom tikriausiai, ne? Kodėl šita liberalis palapinė stovi pavėsį, mes pradėjom nuo to diskusiją, dar stovėdami už palapinės. Matyt, dėl to, kad liberalizmas savaime dabar pavėsį šiek tiek padėtas, bet ir saulė jo nebeapšviečia. Ar Viktorija nesutinkat su tuo? Nėra lengva būti liberalu ir nėra lengva mėginti kalbėti tai kitai stovyklai ar kitoms stovykloms ir šnekėtis su jomis, bet man atrodo, kad tuo ir įdomus dabartinis laikas, jis yra be galo sudėtingas. Sudėtingas jis yra politikoje, sudėtingas jis yra ir kiekvienam iš mūsų, kas vienaip ar kitaip mėginame peržengti savo burbulo ribas, bet man atrodo, kad vienas labai vertas tikslas kiekvieno iš mūsų yra grąžinti pagarbą faktams. Tai nėra kažkoks tai politinis manifestas, tai yra tiesiog kasdienybės, galbūt tokia mintis, kurią galima ir verta savo priminti kasdien. Grąžinkim pagarbą faktams. Jeigu diskutuojame su kažkuo, vis priminkime savo, o ar tai, ar yra pagrindimas tam, kas sakoma, ar yra faktai kažkokie tai, kurie pagrįstų nuomonę. Ir manau, kad tai yra labai vertas dalykas. Kitas dalykas, man vis tiek labai imponuoja Leonido be pykčio formuluotė, nes pykčio yra labai daug, jo bus dar daugiau ir labai svarbu vėlgi ištrūkti iš tos tendencijos, kad kitos stovyklos žmonės jau iškart yra atmestini ir atmetami. Pažiūrėkite, šiandien labai nustemba kartais net viešoje erdvėje išgirsti, žiūrėk, jis pasakė kažkokį tai komplimentą žmogui, kuris, tarkim, išeinantis yra iš pareigų arba jau viskas yra išmestas iš politikos. Kaip keista, čia tikrai labai verta pagarbos. Nors iš tikrųjų, o kodėl? Tai yra visiškai normalūs bendražmogiški dalykai. Tai tokių dalykų irgi reikėtų. Tai manau, kad iš tikrųjų matyti ant to panteono niekada nebus tuščia, bet labai norėtųsi, kad kiekvienas iš mūsų, po mažą savo indėlį padarytume vienaip ar kitaip. Ar turim laiko lygiai vienam klausimui, jeigu kas nors norėtų jų užduoti? Jeigu niekas nenorėtų, tai matyt norėtų profesijos štai. Prašau? Prašau. Aš norėčiau ne klausimą, bet teiginį, kad blogis yra laikinas. Tai gerai. Gerbėmieji gėrio apologetai. Aš jau galima patikslinti, blogis turi kadencijas. Tai norėčiau padėkoti visiems šitiem gėrio apologetam, kitaminčių toleruotojam ir šiaip liberalam. Ačiū už diskusiją, buvo jinai visai smagiai, sakyčiau. Laimingai.